Taigi, Živirė, labai smagu, kad susitikom ir būtent tokio aplinkoje netikėtai tokia. Ir aš norėčiau, kad tu papasakotum žmonėm, kurie žiūrės šitą video, kokią turėjai transformaciją su mūsų Nutrikout iš FM papildais. Labai geras klausimas, tikrai turiu ką papasakoti, pasidalinti ir norėčiau, kad kuo daugiau žmonių išgirstų šitą mano pasidalinimą. Tai gal pirmą papasakosiu apie tikrai labai didelę transformaciją, kurį aš manau, jeigu nebūčiau pradėjus gerti imunitetui stiprinančių FM papildų, nesidžiaugčiau tokių rezultatų. Kadangi kas mane pažįsta, žino, kad aš labai ilgą laiką buvau ligų maišas. Vaikystę prisimenu, net iš mokyklos norėjau išmesti, nes labai ilgai sirgdavau. Ir kai atsikrausčiau į Vilnių, pradėjau ir dirbti, tai galvodavau, kad mane atleis iš darbo, nes aš 2 savaitės padirbu, 3 savaitės biuletenis, 2 savaitės padirbu, 3 savaitės biuletenis. Ir taip, aš eidavau į vaistinės, pirkdavau tas vitaminas C, bet aš sirgau. Ir pradėjau tada mūsų imunitetą stiprinančius vitaminą C gerti. Dar tuo metu buvo čiulpiamos pastilės tokios. Nuo to aš ir pradėjau šitą veiklą. Taip, nuo to ir pradėjau vitaminas C. Ir aš jį pradėjau tada, prisimenu, rugsėjo mėnesio. Ir tada kiekvieną dieną, mėnesis iš mėnesio, aš gėriau. Ir praėjo pertrauką padariau pavasarį, tada vėl rudenį pradėjau gerti. Ir pamenu tą dieną, kai mano vadovas atvažiavo ir sako, Živilė, jūs labai seniai kažkaip sirgote, jūs kažką gėrėt. Ar gerėt? Kažkaip jis tai pasakė. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, vien rimtai, aš nebuvau biuletenyje. Ir tada supratau, kad FM vitaminas C tikras, natūralus su acerola man padėjo. Ir aš nebepirkau vaistinėse, tik tai naudojau tą natūralų FM Nutrikote papildą. Tai man tai yra išsigelbėjimas. Aš pamiršau, kas yra tos aukštos temperatūros. Kai aplinkui serga žmonės, aš esu sveika. Ir aš naudoju ir propolio guminukus, ir imbierų guminukus jo. Ir dabar mūsų yra tas bomba, vitamino C bomba, kur užtenka 2 mėnesiam vitamino C. Viso to indelio aš čia neturiu, aišku, čia neatsinešiau, nesakykit, imsi interviu iš manęs papasakoti, būčiau atsinešęs, parodžius, bet tikiu įdėsi, parodysi. Tai man tai yra įsigelbėjimas. Ir aš, kai būna vasaros metu, aš pradedu naudoti propolį, kaip pasiūlau kažkam, sakau, stiprinam prieš rudenį organizmą, tokia vasara, daržovės, vaisiai. Ir tik ateina ruduo iš karto, dar rugpjūčio net pabaigoje jau pradeda sirgti. O aš esu sveika ir laiminga, tikrai esu labai be galo dėkinga FM natūraliems papildams. Kita mano transformacija irgi stipri, kaip mane, žinai, kažkada svėriau 72 kg, tai dabar sveriu 56, 57, taip šokinėja. Aišku, dar noriu numesti 2 kg, bet reikėtų, žinai. Tai irgi FM papildų, kurie reguliuoja svorį dėka. Aišku, užtruko man 3 metus, aišku, kam pasakau, tai noriu tų stebuklų čia ir dabar. Bet kadangi kiekvienas mūsų organizmas yra skirtingas, tai vienas iš tų papildų, ką aš gėriau, kur man pilvo apimtis sumažino, tai mūsų detoks arbata. Labai skani, nes būna, kad tos detoksikuojančios arbatos labai neskanios, o šita tokia vaisinė, labai skani, tikrai verta gerti. Ir prisimenu, kai aš ją gėriau, turėjau nusipirkusias vienas kelnes, kuriuo aš negalėjau susisiekti. Ir kai praėjo, aš po 2 gal pakelių, dabar nepamenu, buvo seniai, dabar vėl pradėjau gerti, dar arbatą atsirado prekybai. Aišku, dabar vėl reikės palaukti eilėj, kol vėl išpirko, vėl labai nespopuliari. Ir aš užsidėjau tas kelnes ir aš užsisegiau sagą. Aš net pas savo draugą atlikiau, parodžiau, sako, tu įsivaizduoji, aš užsisegiau kelnes arbatos dėka. Tai aišku, kas nori, kad irgi išgersiu porą puodelių ir man čia stebuklai bus. Ne, stebuklų nebūna.
Tai tikrai labai esu dėkinga natūraliems produktams, papildams FM. O kitas dalykas, ką aš irgi turėjau patirtį, kur irgi dalinuosi, tai su kofeinu ir balansą. Turėjau patirtį, kai padarė mano kraujo tyrimą ir nesuprato pati daktarė, kodėl pas mane kraujyje rodo alergiją. Nuo ko, kam neaišku. Nu, sako, tai ramunėlių nebegerk, žolelių visokių nevalgyt, medaus nevalgyt, nu ir viską, mėnesį pažiūrėsim. Tai aš pagalvojau, kad reikėtų man prasivalyti, nusišarminti organizmą. Tai aš visą mėnesį gėriau Inrbalansą ir po mėnesio pasidariau vėl tyrimus. Ir nuostaba, tyrimai buvo labai geri. Jokių alergijų kraujyje. Tai esu be galo dėkinga Nutrikodė, mūsų papildam, augalinio pagrindo, ne chemijos, kurios dažniausiai būna papilduose, o tikrai augalinės kilmės. Ir aš turiu patirtį ir atrodo norisi dalinti su visais, kad išgirstų, kad verta ne chemiją dėtis, o tiesiog naudoti augalinės kilmės. Aišku, kaip sakoma, rezultatas kiekvienam skirtingas, vieniem gali po mėnesio, kitiem po 2, po 3 mėnesių, po pusės metų, kiekvieno yra skirtingas. Na taip, dar priklauso, ar, pavyzdžiui, tu sportuoji, jeigu čia kalbant apie svorio numetimą, taip pat kaip mes tada Fit6 dalyvavom, tai irgi turėjom ir maistą susireguliuoti, ir jeigu, aišku, sportuotum, tai dar greičiau numestum kilogramus. Kaip aš tada paėmiau ir numečiau 11 kilogramų, tai irgi buvo tas, kad galėjau įlysti į tas kelnes, kur anksčiau būdavo ne labai tokios, sakykime, mažos, tai palyginus. Taip, tikrai, iš tikrųjų, jeigu ieškot pagalbos, tai tikrai rašykite Agnei arba man ir mes pagelbėsim, padėsim. Kreipkitės į mus. Ačiū tau. Ačiū tau.